Labą dieną. Einam paskaityti knygą. Trečią skyrių. Kol pasimokiau iš savo klaidų, praėjo daug laiko. Sakoma, kad visi dalykai pasaulyje turi dvi pusės, tačiau birža turi tik vieną pusę. Labai juokinga. Tai ne bulių ir ne meškų pusė. Tai menas būti tinkamoje pusėje. Kad gerai suprasčiau šią taisyklę, sugaišau daugiau laiko, nei mokydamas visų techninių spekulacijų triukų. Čia yra kalbama apie tai, kad žmogus labai nori įrodinėti savo teisybę, nusipirkau, norima yra, kad kiltų, realiai tai mūsų užduotis yra būti tinkamoje pusėje. Jeigu akcijos krenta, tai ir būti toj pusėje, kur juda akcijos, o ne bandyti prieštarauti judėjimam. Tai čia daugiau kalbama yra apie prekybą prieš trendą. Girdėjau, kad esama žmonių, kurie įdomumo dėlei vykdo įsivaizduojamas biržos operacijas ir kaupdami įsivaizduojamus dolerius bando įsitikinti savo įsivaizduojamą teisumu. Čia kalbama yra apie demo versijas. Kartais žaisdami šį iliuzinį žaidimą jie tampa sapnų šalies milijonieriais. Sapne lengva būti įžūliu apsukruoliu. Situacija panaši kaip ir sename anekdote apie žmogų, kuris rengėsi dvikovai. Čia, kai kalbam apie demo versijas, tai iš tikrųjų yra toks dalykas, kai treniruojamas kabutėse išmokti uždirbti pinigus ir tada jau eiti į dvikovą su realiais rinkos dalyviais. Dar nei vieno kol kas nesutikau pasakiusio, kad demo prekyba yra absoliučiai tas pats, kas yra reali prekyba. Tai gali sakyti tik tais tas, kuris dar yra demo prekyboje, kad aš įsivaizduoju, kad realiai žaidžiu su realiais pinigais. Viskas pasikeičia, kai tu pradedi prekiauti su realiais pinigais. Todėl kas geriau, ar geriau pradėti nuo demo, ar geriau nuo real. Demo irgi yra gerai, bet blogai yra joje užsibūti. Nes vieną dalyką būtina suprasti, kad rinkoje rinkoje nėra išmokstama tiesiog uždirbti pinigus, ne? Tai yra, nebus ta diena, kad vieną dieną mes jau supratome, kad mes sugebame uždirbti. Čia panašiai būtų lyginimas, kas lankote kokį nors sportą, tenisas, krepšinis, boksas, futbolas, važiuojate į varžybas, laimite iš eilės 3 varžybas ir sakote viskas, dabar jau išmokau laimėti, dabar visas varžybas laimėsiu. Bus tokių varžybų, kai bus ir pralaimima. Tai rinka yra lygiai tokios pat varžybos, susitinka daug protingų, daug neprotingų, daug visokio plauko dalyvių, tai yra pirkėjai ir pardavėjai, ir yra dalyvavimas rinkoje. Ir nebūna taip, kad visą laiką viskas yra vienodai. Rinka yra gyvas organizmas ir nebūna taip, kad visą laiką arba laimiu, arba visą laiką nelaimiu. Tai yra vieną dieną gali blogesnė būti, kitą geresnė būti, tik tai yra toks pasakymas, kad nesvarbu tu padarai minusą ar pliusą, svarbu yra, kai tu padarai minusą, kokio dydžio tai yra minusas ir kai padarai tu pliusą, kokio dydžio yra tai pliusas. Tai yra vadinamas rizikos pelno santykis, kai kiekvienam rizikuojamam doleriui pelnas turi būti minimaliai 3-5 doleriai. Tada su tokiu santykiu tu gali ir pusę per pusę daryti pliusinius minusinius sandorius, galutinis skaičius vis tiek bus teigiamas. Sekundantas paklausė jo: tu gerai šaudai? Padoriai, atsakė tas ir kukliai pridūrė: aš iš 20 žmonių žingsnių pataikau į stiklinę. Puiku, atsakė sekundantas, nors jiems šie žodžiai nepadarė jokio įspūdžio. Bet ar tu sugebėsi pataikyti į stiklinę vyno, jeigu ta stiklinė bus
nutaikysiu užstatytą pistoletą tiesiai tau į širdį. Man visada atrodė būtina įrodyti savo teisybę realiais pinigais. Pralaimėjimai išmokė mane, kad pulti vieną verta tik tada, kai esi įsitikinęs, kad nereikės atsitraukti. O jei aš nepuolu, tai reiškia, kad aš nedarau nieko. Nenoriu pasakyti, kad jei žmogus suklydo, tai jis neturi nė galvoti apie tai, kaip sumažinti nuostolius. Be abejo, jis turi stengtis apriboti juos visomis priemonėmis. Esmė dabar, kad įrodyti savo teisybę realiais pinigais yra toks gyvenime neegzistuojantis dalykas, kad yra viena šnekėti, kita daryti. Tai kai yra ypač prognozuotojų pasaulyje, labai drąsiai, ten pradedama kalbėti, dabar jau ateina recesija, bus dabar krizė, dabar bus tas ir anas. Klausimas visada yra paskesnis, ką tu dabar darai, ne? Tai yra dabar bus krizė ir kablelis. Aš dabar pašortinau už $1 milijoną. Turiu sąskaitoj milijonų, už visus pašortinau. Tai jau yra rimta, ne? Tai yra jau, čia jau atrodo verta dėmesio, ne? Paklausyti toliau, kodėl taip žmogus įžvelgia ir kodėl jisai taip daro. Bet iš lempos prognozuoti, kad čia dabar ten Apple yra pervertintas, to jisai kris. Dabar čia tas anas. Tai yra galim šnekėti, ką tik nori, koks skirtumas, ar tu atspėsi ar neatspėsi, tau nuo to nei šilta, nei šalta nebus. Tai turi būti ir šilta, ir šalta, tai yra, jeigu neatspėjai, tai turi būti šalta, jeigu atspėjai, tai turi būti šilta ir panašiai. Todėl, jeigu nėra ko pasakyti po kablelio, ką tu pats dėl to darai, ne? Jeigu tai esi įsitikinęs, kad ten bus vienas ar kitas dalykas, tai tie žodžiai yra nieko verti. Tai yra tos prognozės, žodžiai yra nieko verti, tiesiog sapaliojimas. Bet jeigu yra pasakoma, kad pardaviau viską, ką turiu ir dabar nusipirkau Vyksas tai yra antraip judantis ETF-as, jeigu rinka imtų kristi, Vyksas tai yra dar kitaip vadinamas baimės indeksas, juda teoriškai 3 kartus aštriau, iš praktinės pusės juda 5-7 kartus aštriau, tai jeigu rinka griūtų kokie 20%, Vyksas šautų viršų 100-150, galbūt ir 200%, priklausomai nuo greičio aštrumo, kaip juda rinka. Tai jeigu sakytume, viską pardaviau, ką turiu ir dabar nusipirkau Vyksą, tada verta dėmesio būtų paklausyti ir paskesnius sakinius, kas yra kalbama. Bet tai neturi tapti neryžtingumo šaltiniu. Aš visą savo gyvenimą klydau, bet prarasdamas pinigus kaupiau patirtį ir mokiausi. Keletą kartų buvau visiškai nuskurtas, tačiau nė karto nebuvau visiškai nugalėtas. Kitaip dabar nebūčiau čia. Aš visada žinojau, kad reikia pabandyti dar kartą ir kad antrą kartą tos pačios klaidos nebekartosiu. Jeigu žmogus šiame žaidime nori laimėti, jis turi pasikliauti savimi ir savo protu. Todėl aš ir netikiu kitų patarimais ir pasufleravimais. Jeigu nusipirkau akcijų paklausęs Smito patarimo, tai ir parduoti jas turėčiau tada, kai jis patars. Taigi tampu nuo jo priklausomas. O jeigu kaip tik tada, kai ateis laikas parduoti, jis bus išvykęs atostogų, ne ponai, niekam nepavyks klausantis patarimų uždirbti tikrai daug pinigų. Iš savo patirties žinau, kad niekas negali duoti man tokio patarimo, kuris leistų uždirbti daugiau pinigų, nei leidžia mano paties supratimas. Man prireikė maždaug 5 metų, kad išmokčiau protingai prekiauti ir daug uždirbti. Tais atvejais, kai būnu teisus. Mano gyvenimas buvo ne toks įdomus, kaip galima būtų įsivaizduoti. Kitaip sakant, spekuliavimo meno studijos nėra jau toks dramatiškas ir patrauklus dalykas. Keletą kartų buvau praradęs viską, ką turėjau, ir tai visada yra labai nemalonu. Bet aš prarasdavau tikrai tik tai pinigus ir darydavau tai lygiai taip pat, kaip ir visi kiti Wall Street. Spekulacija tai sunkus darbas. Spekuliantas turi dirbti kiekvieną savo gyvenimo minutę. Kitaip jis gali labai greitai prarasti šį savo darbą. Kai yra klausimas, kiek per dieną skirti laiko, čia tokie ponai ateina,
pasidarbuojat savo darbę, grįžtat ir skirsiu dabar rinkai valandykę arba pusantros arba 2 valandas. Nėra tokio dalyko. Skirsiu valandykę, 2, niekam neįdomu, kiek jūs skirsit laiko ir arba tu esi tame, arba nesi. Jeigu esi tame ir supranti, kad yra neįdomu, nesi tame supranti, kad yra varginantis dalykas ar kažkas panašaus, tiesiog yra išeinama lauk ir tiek žinių. Jeigu yra pajuntama, kad tai yra patinka, kaip ir sportas, kaip ir bet koks kitoks hobis gyvenime, tai viskas, tada pasineri tai, būni tame. Todėl yra, mano mokymai yra skirti puzlės sudėliojimui, tai yra bendram supratimui ir toliau gilinantis gilesniam supratimui, kaip apskritai vyksta spekulacija, kaip vyksta pats žaidimas, bet nėra tokio dalyko, kad atsiranda kažkoks tai šablonas, tik tai užtenka prisėsti prie kompo ir ten valandykį skiriu ir kažką tai uždirbu kelis dolerius ir einu nuo kompo lauk. Tokių dalykų, čia yra ne ta terpė, ne ta vieta. Vieną dieną galima uždirbti mėnesio laiko uždarbį, kitą dieną galima tiesiog nei vieno sandorio nepadaryti, nes nėra nieko daryti. Grįžęs pas Fullertoną išsikėliau savo paprastą užduotį išmokti žvelgti į spekulaciją kitomis akimis. Tada dar nežinojau, kad šiame žaidime yra dalykų, kuriuo aš niekaip negalėjau išmokti pusiau legaliuose brokerių kontorose. Prekiaudamas juose aš manydavau, kad išlošiu rinkoje, o iš tikrųjų išlošdavau tik tai prieš kontorą. Vis dėlto ten išmokau skaityti telegrafo juostą, sustiprinau ir išlavinau savo atmintį. Ir viena, ir kita man sekėsi labai lengvai. Kaip tik šios savybės man dovanojo pirmosius laimėjimus, o ne smegenys ir žinios. Juk neturėjau jokio intelektinio pasiruošimo ir mano nemokšiškumas buvo tiesiog neišmatuojamas. Pats žaidimas išmokė mane žaisti ir mokymas negailėjo rykščių. Atsimenu pirmą savo dieną New York'e. Aš jau pasakojau, kaip draudimas prekiauti lošimo namuose pastūmėjo mane susirasti normalią brokerio kontorą. Iš pat pradžių aš pradėjau prekiauti kontoroje, kurioje vienas iš tarnautojų dirbo broliams Hardingams, New Yorko fondų biržos nariams. Į šį miestą aš atvykau iš ryto ir jau 1 valandą dienos buvau atsidaręs firmoje sąskaitą bei pasiruošęs pradėti prekybą. Man atrodė visiškai natūralu čia daryti lygiai tą patį, ką anksčiau darydavau lošimo namuose. Sekti kursų svyravimą ir gaudyti nedidelius, bet garantuotus kainų pasikeitimus. Niekas nesistengia nukreipti manęs tinkamą linkme arba nurodyti mano svarbiausius naujo užsiėmimo ypatumus. Jei kas ir būtų man pasakęs, kad čia mano metodas nesuveiks, aš vis tiek jį būčiau išbandęs. Tik vienas dalykas galėjo įrodyti man mano neteisumą, tai pinigų praradimas. Teisumą taip pat turėjo liudyti tik vienas dalykas – uždirbti dolerį. Tai ir yra spekulacija. Niekam nėra neįdomu, ten kas ką mano ar dar kažkas. Viskas yra galutiniam rezultate iš tos idėjos ar minties, kas yra manoma, ar yra uždirbami iš to pinigai, ar nėra uždirbami iš to pinigai. Po kelių dienų tos pirmosios dienos New York'e buvo nuostabios. Rinka buvo labai aktyvi, o tai mūsų draugijai visada pakelia nuotaiką. Aš iškart pasijutau kaip namie. Priešais mane kabojo sena draugė kotiruočių lenta ir kalbėjo ji tą kalbą, kurią aš gerai išmokau nesulaukęs net 15 metų. Čia buvo vienas vaikinukas, kuris dirbo tą patį darbą, kaip ir aš pirmojoje savo kontorą. Čia buvo klientai lygiai tokie patys kaip ir visur. Jie žiūrėjo į lentą arba stovėjo šalia biržos telegrafo, skelbė kainas ir gyvai aptarinėjo biržos naujienas. Viskas atrodė lygiai taip pat, kaip ir aš buvau įpratęs. Šiuo oru kvėpavau nuo to laiko, kai su Burlingtono akcijomis uždirbau savo pirmąją 3,12 dolerių. Toks pats biržos telegrafas, tokie patys prekeiviai, vadinasi ir žaidimas toks pat. Nepamirškite, man buvo tik 22. Maniau, kad žaidimo taisyklės esu perpratęs visiškai ir kodėlgi turėjau manyti kitaip. Stebėjau lentą ir mačiau patrauklų vaizdą.
Kainos judėjo taip, kaip ir reikėjo. Nusipirkau 100 akcijų po $84. 100 akcijų po $84, $8,400 prieš 100 metų. Čia ir dabar šį dieną 100 akcijų nusipirkti po $84 nėra kažkokių tai jau labai stiprių emocijų, bet tai yra vis tiek pozicija. Mažiau nei už pusvalandžio pardaviau po $85. Paskui pastebėjau dar vieną patrauklų variantą ir pasielgiau lygiai taip pat. Uždirbau 3/4 punkto pelno, tai yra 75 centus per labai trumpą laiką. Nebloga pradžia, ar ne? Taigi, pirmą mano kaip gerbiamos brokerinės kontoros kliento dieną aš prekiavau tik 2 valandas ir per mano rankas praėjo 1100 akcijų, 1100 akcijų. Pirkdavau ir parduodavau. Grinasis šių operacijų rezultatas buvo $1,100 nuostolis. $1,100 nuostolis. Kitais žodžiais tariant, po pirmojo bandymo pusė mano turėtų pinigų išgaravo kaip dūmas, o jų kai kurie mano sandoriai buvo pelningi. Tačiau bendras dienos rezultatas minus $1,100. Manęs tai pernelyg nenuvylė, juk man atrodė, kad aš viską darau gerai. Visi mano veiksmai buvo gerai apskaičiuoti ir racionalūs. Jeigu būčiau vis dar prekiavęs Kosmopolitane, tikrai būčiau išėjęs netuščiomis rankomis. Mano prarasti $1,100 akivaizdžiai liudijo, kad mašina veikia. Ne taip, kaip mašina veikia, kabutėse, ne taip, kaip priklauso. Tačiau, kol mašinistas viską daro tinkamai, jaudintis nereikia. Kai tau 22, neišmanimas nėra kažko išskirtinis trūkumas. Po kelių dienų pasakiausi, aš negaliu daugiau taip prekiauti, biržos telegrafas nepadeda, kaip aš esu supratęs. Tačiau tuomet aš dar nesiėmiau aiškintis reikalo esmės ir palikau viską taip, kaip buvo. Blogas dienas keitė geras, vis dėlto galiausiai aš praradau visus pinigus. Tada įkalbėjau senį Fullertoną paskolinti man $500. Ir kaip jau pasakojau, parsivežiau iš St. Louiso truputį pinigų, kuriuos uždirbau tenykščiuose lošimų namuose. Juos aš visada sugebėdavau plošti. Skliaustelis. Ėmiau žaisti atsargiau. Kurį laiką man sekėsi. Užsidirbau, gyvenimas tapo linksmesnis. Aš įsigijau draugų ir mes puikiai leisdavome laiką. Juk man dar nebuvo ne 23. Aš gyvenau vienas New York'e, kišenės buvo pilna lengvai uždirbtų pinigų. Ir aš tvirtai tikėjau, kad jau perpratau šio žaidimo taisyklės. Ėmiau atsižvelgti į tą faktą, kad visus mano užsakymus biržoje įvykdyti vėlos. Todėl veikdavau daug atsargiau. Bet ir toliau savo sprendimus priimdavau remdamasis vien tik biržos telegrafo. Kitais žodžiais tariant, aš ir toliau nepaisiau bendrų žaidimo taisyklių. Ir kol tai tęsiasi, niekaip negalėjau rasti savo žaidimų trūkumo. 1901 metais šalyje prasidėjo ekonomikos bumas ir aš užsidirbau krūvą pinigų. 1901 metais prasidėjo ekonomikos bumas. Mes dabar, atrodo, gyvenam 2024 metais, ekonomika čia sviruoja, auga, krenta ir panašiai. Ekonomikos bumas 1901 metais, tai jeigu ką, ekonomika, visa akcijų biržos ir taip toliau, tai nėra kažkoks tai naujas dalykas, išrastas prieš 10-20 metų. Tai yra labai ilgą istoriją turintis daiktas ir kuri labai tikėtina istorija tęsis dar ne vieną dešimtmetį ar šimtmetį, todėl kas labai skuba ar kažkur ten spirga, kad labai greitai čia reikia kažką nusipirkti, uždirbti, parduoti, nes kažkur tai gali dingti akcijų birža, gal tai ir gali būti, teoriškai iš praktinės pusės labai abejotina, kad niekur nors dings. Na, bent man žaliam naujokui tai buvo krūva. Dar apie krūvas pinigų, kas dar mena tos laikus, klaustukas. Šalis klestėjo kaip niekada anksčiau. Prasidėjo nauja kompanijų susijungimų ir įvairių trestų kūrimo epocha. Todėl visi kaip išprotėję puolė į akcijų rinką. Tuo metu girdėdavau, kaip Wall Street'o prekiautojai giriasi, kad per dieną iš rankų į rankas pereina 250 000 akcijų.
Tai yra po 25 milijonus dolerių. Tačiau 1901 metais pas mus per dieną parduodavo po 3 milijonus akcijų. Visi darė pinigus. Miestą užtvindė būriai milijonierių, kurie švaistėsi banknotais kaip girti jūreiviai. Vienintelis žaidimas, kuris dar galėjo juos sudominti, buvo birža. Mes aptarnaudavome pačius turtingiausius ir linkusius itin rizikuoti žaidėjus, kokius tik kada nors buvo mačiusi New Yorko birža. Pas mus prekiavo Džonas Geitsas, pagarsėję savo posūkiu statau milijoną, jo draugai Džonas Dreikas, čia aiškios pavardės, dabar jau turbūt nelabai aktualios, taip pat Reido Litsu ir Mono Gauja, jie pardavė dalį savo plieno akcijų ir už gautus pinigus atviroje rinkoje nusipirko Rock Island akcijų. Pas mus lankydavosi Švabas, pavyzdžiui, Čarlis Švabas, bankas, šiandieninis bankas, didelis bankas, Amerikos bankas, Frikas ir Fipsas, bei dar keli tipeliai iš Pittsburgo verteivų ratų. Aš net neatsimenu daugelio kitų, kurie tiesiog ištirpo toje minėje, nors kitų metų tikrai būtų galėję pagarsėti. Tokie žmonės galėjo nupirkti ir parduoti visą rinką. Kinas tais metais suorganizavo rinką US Steel akcijoms. Kinas čia buvo, taip vadino, tokį prekiautoją. Kartą brokeris pardavė 100 000 plieno akcijų per kelias minutės. Stebuklingi laikai. Tuo metu buvo uždirbamos pasakiškos sumos ir pajamos iš akcijų pardavimų nebuvo apmokestinamos. Niekas tada nenumatė artėjančios teismo dienos. Žinoma, po kurio laiko seniai biržos veteranai pradėjo kalbėti, kad visi išprotėjo ir turės skaudžiai nusivilti. Bet visi išskyrus jos darė pinigus. Aš, žinoma, supratau, kad kilimas negali tęstis be galo ir kad kada nors šis beprotiškas bet kokių senienų pirkimas baigsis. Mane užvaldė meškų azartas. Tačiau kiekvieną kartą, kai parduodavau skolintas akcijas, aš prarasdavau pinigų. Ir jeigu nebūčiau veikęs nepaprastai greitai, būčiau praradęs dar daugiau. Viską susumavau iš šio būmo ir aš nelabai praturtėjau, nors buvau įpratęs prekiauti beveik nuo vaikystės. Tačiau buvo viena įmonė, kurios akcijų aš niekuomet nesiskolindavau ir nepardavinėdavau. Tai yra nešortindavau. Nelaukiau, kad jos kristų. Tai Šiaurės Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijos. Šioje operacijoje labai pravertė mano gebėjimas skaityti juostą. Aš buvau tikras, kad dauguma šios kompanijos akcijų jau buvo nupirktos ir išėjo iš žaidimų. Bet jų kursas judėjo taip, lyg ketintų ir toliau augti. Dabar jau visi žino, kad tiek paprastasis, tiek privilegijuotasis šio geležinkelio akcijos buvo supirkusi Kuno, Lego ir Harimano kompanija. O aš turėjau 1000 akcijų ir laikiau jas nekreipdamas dėmesio į tai, kad visi mūsų kontoroje siūlė elgtis priešingai. Kai akcijų kainos kursas pakilo iki 110, mano pelnas buvo jau 30 punktų ir aš nusprendžiau pasiimti tos pinigus. Mano sąskaita pas brokerius išaugo iki $50 000. Wow. Pirmą kartą turėjau tiek daug pinigų. Nemaža sumelė vaikinukui, kuris vos prieš kelis mėnesius buvo likęs be centų. Kai kas dar atsimena, kaip Harimano grupė pareiškė Morganui ir Hillui savo norą patekti į geležinkelių tresto valdybą. Šį trestą sudarė 3 geležinkeliai. Burlingtono didysis šiaurinis ir šiaurinis Ramiojo vandenyno geležinkelis. Iš pradžių Morgano žmonės liepė Kinui nupirkti 50 000 šiaurinio Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų, kad kontrolė išliktų jų rankose. Man teko girdėti, kad vėliau Kinas įtraukė Robertui Beconui nupirkti 150 000 akcijų ir bankininkai šį užsakymą įvykdė. Be to, Kinas pasiuntė į biržą Eddie Nortoną, vieną iš savo brokerių, ir tas nupirko 100 000 šiaurinio Ramiojo vandenyno geležinkelio akcijų. Paskui sekė kitas įsakymas pirkti, man atrodo, dar 50 000 akcijų. Tada įvyko garsusis Korneris. Korneris didelio kiekio akcijų ar produktų supirkimas siekiant kontroliuoti jų kainą.
1901 metais, gegužės 8 dieną, užsidarius biržai, visi suprato, kad prasidėjo finansinio pasaulio gigantų karas. Dar niekada istorijoje nebuvo susigrūmę tokie gigantiški kapitalai. Harimanas prieš Morganą, nenugalima jėga, prieš nepajudinamą tvirtybę. Morganas tai yra dabar Morgan Stanley, tai tas pats žmogus, kurios yra įkūręs Morgan Stanley banką, tai yra 100-metės istorijos, kurios egzistuoja iki šiol. Gegužės 9 dienos rytą aš turėjau beveik 50 000 dolerių grinaisiais ir jokių akcijų. Kaip jau minėjau, mane buvo apėmusi meškų nuotaika ir štai galiausiai aš pamačiau savo šansą. Žinau, kad bus milžiniškas griuvimas ir kursų kritimas, o paskui atsiras nuostabių operacijų galimybė. Vėliau laukia greitas kainos įgavimas ir didžiuliai pelnai tiems, kurie sugebės pristaikyti prie akcijų šokio. Kad visą tai išsiaiškinčiau, neturėjau samdyti Sherlocko Holmso. Mums atsivėrė galimybė uždirbti ne tik didelius, bet ir patikimus pinigus. Viskas vyko taip, kaip ir buvau numatęs. Buvau visiškai teisus. Vis dėlto praradau viską iki paskutinio cento. Buvau visiškai teisus, bet praradau viską iki paskutinio cento. Mano kišenės ištuštino vienas labai neįprastas dalykas. Jeigu gyvenime nebūtų netikėtumų, skirtumai tarp žmonių išnyktų ir gyvenimas prarastų savo įdomumą. Žaidimas taptų nepaprasta aritmetika, sudėti atimti 2 + 2, 2 × 2 lygu 4, 4 × 2 lygu 8 ir panašiai, ne? Tai akcijų biržai visus tokius aritmetinius, inžinerinius ir dar kitus tiksliosius dalykus galima padėti šoną, nes jie yra nereikalingi. Mes taptume sąskaitininkais, apdovanotais soliu, bet bukų protų. Bandymai nuspėti ateitį lavina protą. Pabandykite įsivaizduoti, kaip sunku yra nuspėti rinkos ateitį. Rinka, kaip aš ir tikėjausi, tiesiog vyrė. Sandorių apimtis buvo neįtikėtinai didelės, o kainos svyravimai iki tol neregėti. Tada padariau keletą pavedimų parduoti skolintas akcijas. Kai birža atsidarė, pamačiau kainas ir apstulbau. Jos buvo baisiai nukrytę. Mano brokeriai dirbo gerai. Jie buvo sąžiningi ir savo darbą išmanė, neblogiau už kitus. Tačiau iki to momento, kai jie išpildydavo mano užsakymus, akcijų kainas spėdavo nukristi 20 punktų. Biržos telegrafas nesuspėdavo paskui rinką. Vyko beprotiškos sandorių lenktynės ir naujienos atsilikdavo nuo tikrovės. Kai pamačiau, kad akcijos, kurias buvau įsakęs parduoti, kai juosta teigia, kad jų kaina yra, sakykime, 100, pardaviau 80. Pardaviau kažkaip taip įdomiai čia surašyta, bet tada aš suvokiau, kad dar visai nesenai už šią kainą norėjau jas pirkti, o dabar už tą pačią kainą aš jas skolinuosi ir pardavinėju. Čia tokie vadinami kaip ir skvizai netikėtai judėjimai į kitą pusę, arba todėl akcijų biržoje, jeigu yra ir šiai dienai mažai likvidžios akcijos, dėti, sakykime, įmonės pirkimui buy stop arba sell stop negalima, nes gali gauti daug blogesnę kainą negu planavai ir tuomet gauni ant spyglio aukščiausių kainų pirkimą arba žemiausių kainų pardavimą, akcija per tą pačią sekundę atšoka lauk ir toks tada nebesupranti, ką daryti, bet čia yra praktinės dalis, kai imsime mokintis. Vargu ar rinka ketino pramušti žemės rutulį ar atsigauti ar nusigauti iki Kinijos. Todėl aš nusprendžiau atpirkti savo parduotas skolintas akcijas ir pradėti naują etapą, tikintis uždirbti nebe iškirtimo iš kainų augimo. Mano brokeriai pirko ne tomis kainomis, kurias aš išsirinkdavau, o tomis, kurias nustatydavo rinka tą akimirką, kai prekybos salės brokeris gaudavo mano užsakymus. Jie
sumokėdavo vidutiniškai 15 punktų daugiau nei kaina, kurią aš ketindavau sumokėti. Per vieną dieną prarasti 35 punktus, to net laikytų niekas. Mane įklampino Biržos telegrafas. Jis pernelyg smarkiai atsilikdavo nuo rinkos. Aš buvau pratęs į telegrafo juostą žiūrėti kaip į geriausią draugę. Ir mano pavedimai visada priklausydavo nuo to, ką ji man pašnabždėdavo. Bet šį kartą ji mane apgavo. Skirtumas tarp atspausintos ir tikros kainos mane pražudė. Tai ir buvo mano ankstesnių nesėkmių priežastis. Štai dėl ko aš pastaruoju metu vis prarasdavau pinigus. Dabar labai aiškiai suvokiau, kad norėdamas uždirbti turiu ne vien gerai skaityti juostą, nes net nustebau, kaip aš galėjau nematyti savo nesėkmių priežasčių ir kaip nesugebėjau jų išvengti. Pasielgiau blogiausiai, kaip tik galėjau. Tęsiau prekybą, nesirūpindamas savo nurodymų vykdymo tikslumu. Prigimtis neleido man dirbti po truputį. Jeigu rinka suteikia šansą, turiu išnaudoti jį iki galo. Aš juk nuolatos stengiausi aplošti visą rinką, o ne vieną konkrečią kainą. Kai nuspręsdavau, kad reikia parduoti, parduodavau. Kai manydavau, kad kaina kils, pirkdavau. Mane gelbėjo ištikimybė šiai bendrai spekuliavimo taisykliai. Jeigu būčiau ir toliau prekiavęs tikėdamasis uždirbti iš kainos svyravimo, tai būtų reiškia, kad aš tiesiog neefektyviai pritaikau seną metodą aukšto lygio brokerinės kontoros sąlygomis. Tuomet būčiau taip niekada ir nesupratęs, kas yra tikroji spekulacija ir toliau būčiau rėmęsis savo sena bei labai ribota patirtimi. Kad ir kaip stengdavausi įvertinti telegrafo juostos atsilikimą nuo realių kainų, vis tiek galiausiai paaiškėdavo, kad rinka mane jau aplenkė. Tai atsitikdavo taip dažnai, kad aš nustojau bandyti. Tiesiog negaliu suvokti, kodėl man prireikė tiek daug metų, kad suprasčiau vieną dalyką. Užuot mėginęs nuspėti kitą kotiruotės pasikeitimą, privalau prekiauti numatydamas bendrasias rinkos perspektyvas. Po tos nelemtos nesėkmės ištikusios mane gegužės 9 dieną aš toliau dirbau pagal modifikuotą, bet vis dar nuostolingą metodą. Jei nebūčiau retkarčiais uždirbdavęs, tai tikriausiai būčiau greičiau įvaldęs rizikos gudrybės. Tačiau aš šį bei tą paimdavau ir gyvendavau nevaržomas. Man patikdavo linksminti su draugais. Ta vasara aš kaip ir šimtai kitų klestinčių Biržos verteivų buvau apsistojęs pakrantėje netoli Džersio. Tačiau mano išloštų pinigų kol kas dar neužteko, kad galėčiau padengti ir prekybos nuostolius ir pragyvenimo išlaidas. Aš prekiavau pagal savo seną metodą, tikrai ne iš užsispyrimo. Tiesiog negalėjau suprasti savo nesėkmių priežasties ir todėl nebuvo jokios vilties tą priežastį pašalinti. Aš taip nuodugniai apie tai pasakoju todėl, kad noriu paaiškinti, kokį ilgą kelią turėjau nueiti, kol patekau ten, kur uždirbami tikrai dideli pinigai. Norint žaisti didelį žaidimą, reikėjo turėti galingą, greitai šaudantį karabiną. O aš buvau apsiginklavęs senučių mažo kalibro revolverių. Čia daugiau kaip koks romanų skaitimas, bet rudens pradžioje eilinį kartą likau be cento. O nuolatinės nesėkmės mane taip išvargino, kad aš nusprendžiau dingti iš New Yorko ir pabandyti laimę kur nors kitur. Verčiausi akcijomis nuo 14 metų. Būdamas 15 uždirbau savo pirmąjį $10,000, o 21 pirmus $10,000. Tos $10,000 aš išlošiu ir vėl praradau daugybę kartų. New York'e aš juos išlošdavau ir vėl prarasdavau pakaitomis. Man pavyko uždirbti 50,000, bet po 2 dienų jų nebeliko. Aš nemokėjau jokio kito darbo ir jokio kito žaidimo. Ir po tiek metų atsidūriau ten pat, nuo ko buvau pradėjęs. Ne, dar blogiau. Aš spėjau įgyti brangiai kainuojančių įpročių ir pamėgau tokį gyvenimą, kuriam reikėjo daug pinigų. Nors tai, beje, mane jaudino daug mažiau nei faktas, kad aš nuolatos
pasirodydavau neteisus. Paskaitėm vieną skyrelį. Pusę valandos paskaitom dar vieną. Štai taip aš vėl atsidūriau namuose. Turėjau vienintelį tikslą – prasimanyti pinigų ir grįžti į Wall Streetą. Tai buvo vienintelė vieta visoje šalyje, kur aš galėjau prekiauti, kiek tik leidžia mano galimybės. Jeigu žmogus ką nors puikiai sugeba, jis nori gauti viską, ką tik tie gebėjimai gali jam duoti. Labai daug nesitikėdamas, aš vis dėlto pabandžiau užeiti į savo gimtųjų vietų nelegalias brokerių kontoras. Jų jau buvo mažiau ir kai kurioms vadovavo nauji žmonės. Tie, kurie mane prisiminė, neleido atlikti nė vienos operacijos. Aš jiems išklojau visą tiesą. Niujorke praradau viską, ką buvau atsivežęs iš namų. Mat mokėjau daug mažiau, nei apie save maniau. Tad būtų visai neblogai, jeigu jie leistų man prekiauti kartu su jais. Tai čia, kai rašo žmogus, mat mokėjau daug mažiau negu apie save galvojau. Aš, kai esu mokymuose, edukacijose, daug yra ir viens ant vieno bendravimo, vieną dalyką, tokį, niekieno nebandančią iš niekieno pasišaipyti ar panašiai, tai yra tokia tendencija, kad žmogus apie save absoliučiai, praktiškai visi žmonės apie save mano geriau negu yra iš tikrųjų, ypač ateinant į akcijų biržą. Tai yra, iki ateinant į akcijų biržą, kas liečia mokymus, ten kažkokių tai dalykų supratimą, dažniausiai yra, kad aš pasibandysiu, pasižiūrėsiu, kas čia gaunasi, kam čia kažką čia reikia mokintis ir paskui suprantu, kad nelabai ką suprantu, tada einu pasigilinti, nes suprantu, kad nesuprantu, bet esmė tokia, kad tik tais per pačią praktiką, pabuvimą biržoj, pažintis su savim yra labai gera, labai gerai yra susipažįstama, nes prieš tai gali būti galvojama, kad čia labai puikiai sugebu rizikas valdyti, labai puikiai čia sugebu viską daryti, bet tada atsiranda tikrai pokalbis su savim, kad kodėl aš čia vieną ar kitą dalyką dariau, ir tada prasideda tikrasis mokinimasis iš to, kad ar tu kartoji tas klaidas ar ne. Nes esminis dalykas, kad klaidas daro visi. Tik tais klausimas, kiek jas yra kartų daroma ir kaip dažnai jos yra pasikartojančios. Bet jie manimi tikėjo, o naujos kontoros buvo nepatikimos. Jų savininkai laikėsi nuomonės, kad jeigu padorus pilietis nori įvertinti savo sugebėjimą atspėti akcijų kursus, jam visiškai pakanka nusipirkti 20 akcijų. Man reikėjo pinigų, o didelis kontoras iš savo nuolatinių klientų surinkdavo tikrai nemažai. Eidamas į vieną tokią kontorą pasikviečiau bičiulį. Lengvų žingsnių įėjau į salę, apsidairiau ir pabandžiau prisimeilikuoti klerką, kad tas priimtų iš manęs mažutėlį užsakymą. Viso labo 50 akcijų. Jis savaime suprantama atsisakė. Mes su bičiuliu buvome susikūrę slaptų ženklų sistemą, kad aš galėčiau pasakyti jam, ką ir kada reikia pirkti. Tačiau visas šis sumanymas atnešė man tik menkus trupinius. Kontora greitai ėmė šnairiai žiūrėti mano bičiulio operacijas. Galiausiai kartą, kai jis norėjo parduoti 100 akcijų, jam buvo grubiai atsakyta. Vėliau mes išsiaiškinom, kad vienas iš nuolatinių lankytojų pamatė, kaip mes kalbamės gatvėje ir pasakė apie tai klerkui. Kai bičiulis atėjo parduoti savo 100 akcijų, klerkas pasakė, mes nepriimsime užsakymų tomis akcijomis, bent jau ne iš jūsų. Kodėl? Kas atsitiko, drauguži? Nustebo mano draugas. Nieko, tiesiog nepriimsime ir viskas. Ko mano pinigai blogi? Pažiūrėjo jos. Štai jie. Ir mano bičiulis paskleidė prieš klerką $100 dešimtinėmis. Pinigai beje buvo mano.
Bičiulis pabandė suvaidinti įsižeidusiu, o aš stovėjau netoliesi ir nesikišdamas viską stebėjau. Apie besiginčijančius ėmė būriuotis kiti klerkai. Čia taip būna visada, kai pokalbis vyksta pakeltų tonų ir viskas tampa panašu į klientų ir klerko barnį. Žmonės nori patys pažiūrėti, kokia problema iškylo ir ar tai nereiškia, kad kontora yra nepatikima. Klerkas buvo lyg ir valdytojo padėjėjas, išėjo iš savo būdelės prie bičiulio ir dėptelė pirmąjį, o tada į mane. Įdomu, tarė jis, labai įdomu. Kodėl jūs niekada neatliekate čia jokių operacijų, jeigu šalia nėra jūsų draugužio Livingston? Jūs tiesiog sėdite valandas, spoksote į lentą. Iš jūsų nesigirdi nė garso, bet užtenka jam pasirodyti ir jūs iš karto tampate labai aktyvus. Galbūt jūs ir veikiate savarankiškai, bet čia jūs daugiau jūsų neaptarnausime. Klaidingai parašyta, mes neketiname bankrutuoti vien todėl, kad Livingstonas jums patarinėja. Kągi, šis pinigų šaltinis išseko. Tiesa, aš spėjau sukaupti kelis $100 ir dabar surašiau, kaip juos kuo efektyviau panaudoti. Kadangi troškimas uždirbti pinigų ir grįžti į New Yorką mane vis labiau kankino. Jaučiau, kad kitas bandymas bus sėkmingas. Turėjau laiko ramiai pamastyti apie savo klaidas, o be to iš toli daugelis dalykų aiškiau matyti. Dabar svarbiausia problema buvo tokia, iš kur gauti pinigų. Kartą viešbučio hole šnekučiavausi su keliais pažįstamais biržos prekeiviais. Kalbėjome apie akcijas. Pasakiau, kad rinkos neįmanoma plošti, kadangi brokeriai netiksliai įvykdo užsakymus. Vienas mano pašnekovas žvilgtelėjo į mane ir paklausė, apie kokius brokerius aš kalbu. Atsakiau, apie geriausius pasaulyje. Jis dar kartą paklausė, ką aš turiu omeny. Buvo aišku, akivaizdu, jog jis nepatikėjo, kad aš dirbęs su aukščiausios klasės brokerių kontoromis. Paaiškinau, kad kalbu apie New Yorko fondų biržos klerkus. Žinoma, jie dirba neblogai, tačiau kai duodi užsakymą pirkti, nežinai, kiek turėsi sumokėti už akcijas, kol negausi klerko ataskaitos. Žinoma, dažniau būna taip, kad kursas pasikeičia ne 10 ar 15, o tik 1 ar 2 punktais. Bet jeigu tu sėdi ne biržos salėje, tai dėl informacijos vėlavimo niekaip negali pagauti nedidelių svyravimų. Be to, pasakiau, kad aš mieliau dirbčiau lošimo namuose, jeigu jie man nedraustų statyti didelių sumų. Tada mane užkalbino nepažįstamas vyriškis. Jo pavardė buvo Robertsas ir jis darė labai draugiško žmogaus įspūdį. Jis pasivedė mane į šalį ir paklausė, ar man kada yra tekę prekiauti kitose biržose. Paskui pridūrė, kad žino kelias firmas, per kurias galima prekiauti medvilnės ir žemė ūkio, bei dar keliose nedidelėse biržose. Šios firmos savo klientams yra labai paslaugios ir labai tiksliai žino užsakymus. Be to, jos palaiko glaudžius ryšius su pačiomis didžiausiamis ir žemiausiamis kontoromis prekiaujančiamis New Yorko fondų biržoje. O kadangi visas šios firmos veikia išvien ir užtikrina 100 000 akcijų apyvartą per mėnesį, tai New York'e su jomis elgiamasi daug dėmesingiau nei su bet kuria kitų klientų. Jos tikrai labai rūpestingai aptarnauja smulkius klientus, pasakė jis. Šios firmos siekia įsitvirtinti rinkoje ir užsakymai pirkti 10 akcijų skiria tokį padėmesį, kaip ir užsakymai nupirkti 10 000 akcijų. Jie moka dirbti ir dirba sąžiningai. Na gerai, atsakiau aš, bet jeigu jos sumoka biržoms pagal įstatymą priklausantį 1/8 punkto, kasgi lieka joms pačioms? Taip, galima manyti, kad jos sumoka 1/8, bet jūs juk suprantat, mirktelėjęs. Suprantu, linktelėjau, bet juk biržos komitetas greičiausiai sutiks būti apkaltintas žmogžudystę, padėgimu ar dvipatystę, nei sutiks aptarnauti pašalinius už mažesnį nei 1/8 mokestį. Visas fondų biržos gyvavimas priklauso nuo šios taisyklės neliečiamumo.
Jis tikriausiai suprato, kad man yra tekę bendrauti su žmonėmis dirbančiais fondų biržoje, todėl ėmė aiškinti. Paklausykit, dažnai tokias nesąžiningas kontoras už šios taisyklės pažeidimo metams pašalina iš fondų biržos, tiesa, bet yra daugybė būdų taip pagrįsti nuolaidą, kad niekas negalės nė žodžio pasakyti. Čia jis turbūt mano veide pamatė nepasitikėjimo išraišką ir puolė aiškinti toliau. O be to, už kai kurios sandorius rūšis mes turiu omeny tas kontoras, be 1/8 įmame ir papildomą mokestį, 1/32. Ir jos niekada neima papildomą komisinį, nebent klientas laiko neaktyvę sąskaitą. Kitaip šios firmos negautų savo pelną. Jūs juk suprantat, jie juk dirba ne dėl malonumo. Jam bekalbant, aš supratau, kad jis bando suvesti mane su kokiais nors sukčiais. Jūs žinote, kokią nors patikimą tokio pobūdžio firmelę, paklausiu aš. Žinau, pačią didžiausią brokerių firmą visoje šalyje, atsakė jis. Aš ir pats per ją prekiauju. Jie neturi savo skyriaus 78 Jungtinių valstijų ir Kanados miestus. Jų užmojai milžiniški. Ir jiems būtų nepavykę šitaip suklestėti, jeigu jų darbas nebūtų aukšto lygio. Ar netiesa? Jūs teisus, sutikau. Ir jie prekiavo tomis pačiomis akcijomis kaip New Yorko fondų birža. Žinoma, ir netgi tomis akcijomis, kurios prekiavom gatvės biržoje. Gatvės biržoje tai yra skliauselėse dabar Amerikos fondų birža, dar kitaip vadinama OTC birža, užbiržinė birža, kol kas jinai neturi čia būti aktuali, bei visos kitose biržose ar Europos biržose. Jie dirba su grūdais, medvilne mėsa, rasite viską, ką pageidavote. Jie visur turi savo agentų ir yra visų biržų nariai, atvirai arba slapta. Perpratau jo kėslus ir tikėjausi, kad man pavyks jį pergudrauti. Kągi tariau. Kad ir kaip kas būtų, kas nors juk turi vykdyti užsakymus ir niekas negali numatyti, kaip elgsis rinka. Arba garantuoti, kad kainos ant telegrafo juostos yra tokios pačios, kaip ir biržos prekybos salė. Kol sulauksite telegrafų siunčiamų kainų, duosite užsakymą ir kol jį telegrafą nusiūs į New Yorką, praeis daug laiko. Geriau jau aš grįšiu į New Yorką ir prarasiu savo pinigus kokioje nors gerbiamoje kompanijoje. Aš nieko nežinau apie tai, kaip galima prarasti pinigus. Mūsų klientai neturi tokio įpročio. Jie uždirba pinigus ir mes jiems padedame. Jūsų klientai, aš domiuosi firmą ir jei galiu ką nors sudominti jų verslu, taip ir darau. Vien tik todėl, kad jie visada su manimi elgėsi garbingai. Su jų pagalba užsidirbau krūvą pinigų. Jei norite, supažindinsiu jūs su valdytoju. Koks firmos pavadinimas? Jis pasakė, apie juos jau buvau girdėjęs. Jų reklamą galima buvo rasti visose laikraščiuose. Jie viliojo žmonės pasakojimais apie savo klientus, kurie pasinaudojo jų vidinę kabutės informaciją ir apie aktyvias akcijas ir taip uždirbo kalnus pinigų. Tai buvo kruopščiai užmaskuoti piratiniai lošimo namai, gerai paslėpti už tikrų legalių brokerių kontorų fasadą. Taip, tais metais bankrutavo 10 panašių firmelių. Visų jų tikslas buvo vienas – apšvarinti savo klientus, skiriasi tik metodai. Paprastieji, čia dar kitaip vadinama CFD rinkų. Paprastai jie išsiuntinėjo žmonėms rekomendacijas pirkti ar parduoti konkrečias akcijas. 100 telegramų jie primingtinai siūlydavo parduoti kokias nors akcijas ir 100 telegramų jau kitiems klientams jie siūlydavo tas pačias akcijas būtinai pirkti. Tada surinkdavo tų akcijų pirkimo ir pardavimo užsakymus. Tokiu būdu firma nupirkdavo ir parduodavo, sakykime, 1000 tų akcijų per kokią nors gerbiamą brokerių kontorą ir gaudavo iš jų reikalingą ataskaitą. Prireikus ją galima parodyti kiekvienam, kuris nemandagiai ko nors suabejoja. Taip pat jie firmų viduje organizuodavo pasitikėjimo fondus, pasitikėjimo kabutėse fondus. Ir lyg darydama didžiulę paslaugą leisdavo klientams parašyti įgaliojimą, suteikianti šiems fondams teisę savo nuožiūrą prekiauti už kliento pinigus.
Šiuo atveju net pats vaidingiausias klientas dingus jo pinigams negalėdavo kreiptis į teismą. Jie pirkdavo akcijas tik popieriuje. Ten pat įrašydavo klientų kabutėse pavedimus ir senų nelegalių brokerinių stiliumi siūlydavo įnešti kuo mažesnį užstatą. Tai leisdavo švarinti klientus šimtais. Jie nepasigailėdavo nė vieno. Dažniausiai jų aukomis tapdavo moteris, mokytojai ir senukai. Šiuo metu aš pykstu ant visų brokerių iš eilės. Pasakiau tam saldžia balsiu. Man reikia apie tai pagalvoti ir greitai nuo jau pokalbis buvo baigtas. Ėmiau rinkti informaciją apie tą firmą. Išsiaiškinau, kad jie turi šimtus klientų, tačiau iki šiol nebuvo girdėti jokių skundų, kad kam nors nebūtų sumokėti pinigai. Jie jam pavyko laimėti. Sunkiausia buvo rasti žmogų, kuris būtų nors kartą pas juos išlošęs. Bet aš tokį suradau. Atrodė, kad viskas vyksta taip, kaip reikia. O tai reiškia, kad pralaimėję jie tikriausiai nesistengs pasislėpti su visais pinigais. Dažniausiai tokios įstaigos anksčiau ar vėliau bankrutuoja. Kartais jas apima tikrą bankroto epidemiją, kaip dažnai atsitikdavo ir su bankais, kai vienas iš jų tapdavo nemokus. Išsigandę dar kabutėse gyvų bankų klientai miniomis puola atsimti savo pinigus ir tada kabutėse gyvų bankų tiesiog nebelieka. Kita vertus, šioje šalyje taip pat galima rasti daugybę buvusių panašių įstaigų šeimininkų, kurie sugebėjo sėkmingai sulaukti pensijos. Taigi aš apie šią firmą nesužinau nieko, kas man būtų kėlę nerimą. Žinau, dėl pinigų jie buvo pasiruošę viskam ir tikėti jais buvo galima ne visada. Pagrindinis jų užsiėmimas buvo tuštinti svajojančių greitai praturtėti naivuolių kišenės. Iš klientų jie visada turėdavo pasiėmę raštelį, kuriame jie savanoriškai atsisakydavo savo pinigų. Vienas vyrukas pasakojo, kad pats matė, kaip jie vieną dieną išsiuntinėjo 600 telegramų, kuriuose patarė klientams nusipirkti tam tikrų akcijų ir 600 telegramų, kuriuose kitiems klientams primiktinai siūlė tų pačių akcijų atsikratyti. Taip, apie šį triuką esu girdėjęs, pasakiau jam. Žinoma, linktelėjęs, bet kitą dieną jie tiems patiems žmonėms išsiuntinėjo kitas telegramas, kuriuose rekomendavo parduoti apskritai visas turimas akcijas ir vietoj jų nusipirkti dar kitų akcijų. Aš paklausiau vyresniojo partnerio, kodėl jūs taip darote. Paklausiu vyresnio partnerio, kodėl jūs taip darote. Pirmą operaciją aš dar galėjau suprasti, kai kurie klientai gaus laikiną pelną, nors vėliau vis tiek viską praras. Bet siuntinėdami tokias telegramas, jūs juos tiesiog pribaigėte. Kokia prasmė? O tas atsako, klientai tam ir yra, kad liktų be centų. Ir visai nesvarbu, ką, kur ir kaip jie perka ar parduoda. Kai jie praras visus pinigus, aš prarasiu visus klientus. Kągi, tai reiškia, kad man lieka greičiau išlupti iš jų kuo daugiau pinigų ir ieškoti naujų klientų. Istorijos daugiau negu 100 metų senumo ir darbo metodai. Prisipažinsiu jums atvirai, firmos darbo etika manęs nedomina. Aš jau pasakau, kai buvau supykęs ant telerio kontoros ir kaip džiaugiausi, kai man pavyko su jais atsiskaityti. Šiai firmai aš nieko panašaus nejaučiu, gal jie buvo tikri sukčiai, o gal ir ne tokie baisūs, kaip apie juos kalbėjo. Aš neketinau suteikti jiems teisės prekiauti mano vardu. Neketinau klausytis jų patarimų ir tikėti jų melu. Mane domino tik vienas dalykas - užsidirbti pinigų ir grįžti į New Yorką, o ten užsiimti deramą prekybą tokioje kontoroje, kur nereikia bijoti policijos reidų, kaip kad buvo lošimo namuose. Nusprendžiau išsiaiškinti, kokie yra šios firmos pranašumai lyginant ją su normaliomis brokerių kontoromis. Turėjau per mažai pinigų, kad būčiau galėjęs įmokėti normalų užstatą. Todėl tokios firmos savaime suprantama šiuo atžvilgiu būna daug liberalesnės, juose galima pasireikšti ir su keliais $100. Taigi aš užėjau pas juos ir pasikalbėjau su pačiu valdytoju. Kai sužinojo, kad aš jau seniai spekuliuoju, kad turėjau sąskaitų New Yorko biržos brokerių kontorose ir kad ten praradau viską iki paskutinio $1, jis liovėsi svaikčiojęs apie tai, kaip jie investuos mano pinigus ir per minutę aš tapsiu milijonieriu. Jis iš karto nusprendė, kad aš esu vienas iš tų įjunkusių į biržos telegrafą neišmanėlių, kurie nesugeba nustoti žaisti.
visada pralošia ir yra nuolatinis brokerio pajamų šaltinis. Nesvarbu, ar jis dirba sąžiningai ar sukčiavo, užtenka imti komisinius. Paaiškinau. Paaiškinau, kad man reikalingas kokybiškas užsakymų vykdymas. Noriu gauti tokias ataskaitas, kuriuose kaina ne pusės punkto nesiskiria nuo tos, kurią būsiu matęs ant telegrafo juostos. Valdytojas prisiekė savo garbę, kad įvykdys visus mano reikalavimus. Esą jie trokšta parodyti, kas tai yra aukščiausio lygio brokeris. Pas juos, sakė jis, dirba patys talentingiausi profesionalai. Iš esmės, būtent tai yra aukšta atlikimo kokybė, juos ir išgarsinus. O jeigu retkarčiais kaina brokerio ataskaitoje skiriasi nuo kainos buvusios ant telegrafo juostos, tai skirtumas būna tik kliento naudai. Tačiau garantuoti to jie be abejo negali. Jei atidarysiu pas juos sąskaitą, tai galėsiu pirkti ir parduoti biržos telegrafo kainomis. Jie visiškai pasitikė savo brokeriais. Man visą tai reiškia, kad galėsiu čia prekiauti lygiai taip pat kaip lošimo namuose. Nenorėjau parodyti savo nekantravimo, todėl pasakiau, kad šiandien sąskaitos tikriausiai dar neatsidarysiu, bet kai apsispręsiu, pranešiu. Jis puolė mane įkalbinėti, kad pradėčiau prekybą to jau pat, kadangi dabar rinka yra labai palanki pirkti. Tikra tiesa, palanki jiems, rinka vangi, kainos po truputį šokinėja aukštyn žemyn. Žodžiu, puikus momentas klientams įmerkti savo pinigus, o tada staigus jam rekomenduotinų akcijų kursų šoktelėjimas ir jau užstatas suvalgytas. Man reikėjo gerokai pasistengti, kol jo atsikračiau. Užrašiau jam savo vardą bei adresą ir jau tą pačią dieną pradėjau gauti telegramas ir laiškus, kuriuose buvau įtikinėjamas įsigyti vienokių ar kitokių akcijų, nes jų kursas, kabutėse, jie tai tikrai žino ir kabutėse labai patikimų šaltinių. Pakils 50 punktų. O aš lakščiau po apylinkės ir rinkau informaciją apie tokio tipo brokerių kontoras. Mačiau taip, jei įsitikinsiu, kad man tikrai pavyks išplėšti savo laimėjimą jiems iš rankų, tai jų ir kitos artimiausios panašios kontoros man padės visai neblogai užsidirbti. Surinkęs visą reikiamą informaciją, aš atidariau po sąskaitą 3 firmose ir išsinuomojau nedidelį biurą, kuris turėjo tiesioginį ryšį su 3 brokeriais. Prekiauti pradėjau nedideliais kiekiais, kad iškart jų neišgąsdinčiau. Apskritai imant, aš dažniausiai uždirbdavau ir jie paskubėjo man pranešti, kad iš kliento turinčios su jais tiesioginį telegrafų ryšį tikisi tikro didelio sandorio. Vangus ir atsargus klientai jiem buvo nereikalingi, jie matyt nusprendė štai kaip. Kuo daugiau aš išlošiu, tuo daugiau vėliau pralošiu ir tuo daugiau atiteks jiems. Jiems ši idėja atrodė visai racionali, kadangi dauguma jų klientų, su kuriais jiems tekdavo susidurti, būdavo vidutiniokai, o tokie ilgai negyvena. Finansinė prasme savaime suprantama. Bankrutavęs klientas negali daugiau prekiauti, o tik pusiau apiplėštas klientas gali pradėti viršlenti, kaltinti įvairiausiais dalykais ir apskritai sukelti daugybę problemų. Be to, aš susisiekiau su kita vietinė firma, turinčia tiesioginį telegrafo ryšį, su savo atstovu New York'e, kuris taip pat buvo ir New Yorko fondų biržos narys. Taigi aš įjungiau savo biržos telegrafą ir ėmiau atsargiai prekiauti. Kaip ir minėjau, tai buvo labai panašu į prekybą lošimo namuose, tik viskas vyko truputį lėčiau. Šiame žaidime aš galėjau išlošti ir išlošdavau. Man niekada nepavyko išlošti 10 kartų iš 10, tačiau šiaip ar taip mano balansas buvo teigiamas. Ir kiekvieną savaitę pradėjau gyventi gana plačiai. Bet visada šiek tiek pinigų atidėdavau, kuo didesnę sumą parsivežti į Wall Street. Po kurio laiko užmezgiau ryšį su dar 2 panašiomis kontoromis ir dabar jų iš viso buvo 5, neskaičiuojant mano pagrindinės. Kartais mano apskaičiavimai nepasitvirtindavo. Taip, knygą dedu į šoną, pakaks šiam kartui
Ačiū už dėmesį, iki kitų kartų.